pavalgęs po Koperniko muziejaus aplinką, atlėkiau iki Varšuvos pačio centro. Čia pafilmuosiu kažkiek jau. Samsungas nebūtų Samsungas, jeigu nepasireklamuotų ant dangoraižio. Nebūtų Neriukas, jeigu nepravažiuotų ir su Varšuvos metro. Juk turi bilietą, kuris galioja visom transporto priemonėm 24 valandas. Už bilietą sumokėjau 4 eurus ir galiu kiek noriu važinėti. Ir tik atvažiavo metro. Bet pilnas. Ir begalė žmonių. Palauksim kitą. Dar su vienu metro pasivažiuosim. Vis tiek galiu važinėti kiek noriu. Šiandien Neriukas pietaus vakaroniaus ukrainiečių restoranėlyje. Nu ką, pirmiausia atkeliavo ukrainietiški barščiai. Jo išbandysim. Kvepias labai skaniai. Ir naminiai virtinukai atkeliavo. Jeigu tik tai, kas būsit Varšuvoje, tai tikrai rekomenduoju apsilankyti ukrainiečių šitam restoranėlį. Usiostar vadinasi. Superinis maistas, žiauriai skanu ir nebrangu. Sumokėjau 18 eurų. Matėt už kokią didelę porciją. Einu dabar visas išpampęs, reikia išvaikščioti visą maistą. Sunku judėti. Bet ką padarysi, kaip nors išgyvensim. Čia visai netoliese už to restoranėlio ir mano butas. Jau iš tikrųjų valgyti ten. Bandyt paragauti indiško maisto. Bet pro šitą restoranėlį einant tokie skanūs kvapai suviliojo, kad stabtelėjau ir tiesiog jau atsisėdau ir tikrai likau patenkintas 10 iš 10. Rekomenduoju visiems. Labą vakarėlį, kaip jūs laikotės? Aš visai gerai. Šiandien jau mažiau pavargęs, mažiau kojos skauda, daugiau šiandien važinėjau viešuoju transportu negu vaikščiau. Pavalgęs, laimingas grįžau namo. Eisiu maudytis ir montuosiu jums filmuką. Namučiai paskutiniai šiandien, nes rytoj važiuosiu su autobusu jau iki Vilniaus per visą naktį. Nereikės nuomotis buto, o šio vakaro, šios nakties butas galima apžiūrėti koks. Įėjimą turim. Tokią lovytę. Bendra erdvė. Nieko įmantraus. Virtuvėlė kaip visada. Vandeniuko ir kavos kapsulytė palikta. Ko trūksta, tai trūksta gal rozėčių. Reikėtų daugiau, nes norisi pasikrauti.
vonios patalpa. Viskas, ko reikia. Dušiukas, tualetukas, veidrodukas su neriuku. Na, dar turiu tokį gerą vaizdą parodyti. Tai vaizdas pro balkoną. Gyvenu 3 aukšte, taip sutapo turbūt visi kelionės namai, vien 3 aukštuose. Turim tokį vaizdą per balkoną. Kitoj balkono pusėje turim tokį vaizdą. Sako, kad teatro dangoraižis gražiai naktį šviečia, tai pabandysiu, jeigu neužmigsiu, anksti išeiti ir pafilmuoti, kaip atrodo naktį. Tai va, tam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrit. Vėlgi gero vakaro visiems, susimatysim rytoj prieš paskutinę kelionės dieną. Linkėjimai kaip visada. Šįkart linkėjimai skrieja Svajūnui. Laikykis, brolau, sėkmės tau. Ir ką, gero vakaro visiems. Iki rytojaus.